Panevėžio kultūros įstaigos vienija pajėgas ir nuo kovo mėnesio skelbia kultūros pusmetį Panevėžys vienija ir taškas. Šių kultūros renginių tikslas – pakeisti Panevėžio miesto veidą. Norima, kad Aukštaitijos sostinė save pozicionuotų kaip pilną kultūros renginių miestą. Nors Panevėžys Lietuvos kultūros sostinė buvo 2014-aisiais, praėjus 2 metam Panevėžio kultūros įstaigos nori atgaivinti šį vardą ir visam laikui Panevėžį pakrikštyti aukštos kultūros miestu. Konferencija sukviesta tam, kad pristatyti naują projektą, tokio, kokio nėra nei Lietuvoje, nei ir šitos dabar, kai žodžius sakau, visada visi ironiškai šypsosi, nei visame pasaulyje. Panevėžys tampa tokiu unikaliu išskirtiniu miestu, kuris labai tikiuosi, kad pritrauks ne tik Lietuvos, bet ir užsienio dėmesį į save, ne savo kažkokiais tai dideliais ekonominiais pasiekimais, ne kažkokiais tai didžiausiais moksliniais išradimais, o savo kultūriniais įvykiais. Taip, mes tiesiog esame kultūros miestas ir čia prieš porą metų buvus, reiškia, kai Panevėžys buvo kultūros sostinė, tai nereiškia, kad baigėsi ir kultūra kažkur išvažiavo. Mes ir toliau, manau, tikrai esame pajėgus įrodyti, kad čia didžiulis kultūrinis potencialas ir, teatras šitoj vietoje, inicijuodamas tokį projektą, sakau, dar kartą, parodo save kaip tikrai didžiulį potencialą išlaikiusio kultūros, sakykime, šventovę. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas mano, kad projektas suteiks galimybę miestui įgyti naujų spalvų ir tapti ryškesniu Lietuvos kultūrinėme žemėlapyje. Sugalvojom tokį projektą, kuris tęsis 6 mėnesius, 3 pavasario, 3 rudens mėnesius ir manau, kad jis apjungia beveik visas Panevėžio miesto kultūros, švietimo institucijas ir netgi visokias visuomeninės ir socialinės organizacijas. Ir šitas projektas tampa jau nebe tik kultūros, bet ir socialiniu projektu. Pusmetį Panevėžio miesto kultūros įstaigose siautės įvairūs renginiai. Juozo Miltinio dramos teatro vadovas žada net 6 teatro premjeras, kuriuose bus gvildenamos kultūrinės ir socialinės problemos. Teatro vadovas teigia, kad į šiuos kultūros renginius Panevėžio mieste pakvietė ne vieną pasaulinį pripažinimą pelniusi asmenį. Kiekvienas mėnuo turės savo išskirtinius renginius. Drįstu sakyti, kad tai bus ir mūsų teatro premjeros, ir pasaulinės įžymybės, kurios kiekvieną mėnesį lankysis Panevėžy. Pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatė Svetlana Aleksijevič, viena iš didžiausių pasaulio Biblijos tyrinėtojų, Ispanijos vienuolė Dolores Aleksandrė, kurią labai myli ir labai skaito popiežius Pranciškus, pasaulinė kino legenda Venecijos, Kanų, Berlyno, Maskvos festivalių laureatas Kšištofas Zanusis, ir netgi buvęs panevėžietis, pasaulio bokso čempionas, o dabartinis Kijevo meras Vitalijus Kličko. Todėl kiekvieną mėnesį turėsim tokią ryškaus, pačio ryškiausio spindėjimo pasaulinę žvaigždę. Organizatoriai prasitarė, kad pirmiausia tikisi panevėžiečių susidomėjimo šiuo socialiniu projektu, taip pat sostinės kultūros atstovų ir užsieniečių dėmesio. Aš tų renginių prasme matau gerokai už teatro, plačiau negu tik teatro ribos. Be abejo, tai ir teatrui didžiulis, sakykime, didžiulė paspirtis, bet tai pirmiausia yra labai svarbu miestui, nes šis projektas kaip tik ir vienyje, reiškia, ne tik teatrą, bet visas Panevėžio bendruomenės ir tampa tuo tokiu vienijančiu faktoriu, padedančių žadinti tikrai nemažą mūsų miesto potencialą kultūrinį. Ir, sudaro prielaidas pozicionuoti Panevėžį kaip tikrai aukštos prabos kultūros miestą. Konferencijos metu Panevėžio meras Rytis Račkauskas teigia, kad palaiko šį projektą ir skatina miestą augti bei atrasti savo veidą. Anot projekto organizatorių, Panevėžys pajėgus kurti kultūros sostinės poziciją Lietuvoje ir turi didžiulį kultūrinį potencialą. Tad projektas Panevėžys vienija ir taškas tikimasi, jog sulauks nemažai dėmesio ir tęsis ne vienerius metus.